Čia yra išėjimas iš matricos. Kiekvieną kartą, kai važiuoju dviračiu šią pervažą, aš suprantu, kad aš einu į kitą pasaulį. Čia kelias į Palangą iš Kretingos. Čia yra vidiniai prieštaravimai, vidinė kova. Aš nežinau, ar aš turiu tai daryti. Aš turiu teisę kritikuoti. Koks nuostabus garsas. Panašiai kaip kai išvalgau cinabombą Kretingos kavinėje. Kavinės pavadinimas žemaitiškas. Nu, Agne skanu. Sunku atsiminti. Reiškia, nu, argi neskanu. Aš aukštaitis. Bet, priešingai nei Renata Šerelytė, aš esu tikras vilnietis. Kad ir pirmos kartos. Aš vakar nuėjau į Kretingos biblioteką, pasiėmiau 5 knygas ir paanalizavau. Tai užėmė nemažai jėgų. Aišku, aš perklausiau visus interviu, kiek tai yra įmanoma. Kažkur buvo paminėta, kad jinai Vilnietė. Ir čia nieko blogo. Aš nesijaukiu. Taip, gyveno jinai ilgai turbūt Vilniuje, bet jinai nėra Vilnietė. Aš pats esu, sakau, pirmos kartos, mano tėvai nuo Žagrės dar. Bet vis tiek, aš drum and basso ritmą jau girdėjau šiek tiek. Aišku, aš labai gailiuosi, kad aš išgerinėjau ar ten rūkiau, be galo gailiuosi. Per daug aš, ačiū Dievui, viskas buvo vėliau, per daug neišsišvaiščiau. Todėl man yra keista, kai jinai sako, oi, čia mes turėjom palikti tą bohemišką gyvenimą, šūdas čia yra viskas. Senių nestovinčiais įsalais smaukalinės. Čia nieko gero nėra, aš labai gailiuosi, man Dievas po truputį atleidžia tai. Aišku, aš nebuvau bohemšikas, aš nėjau į tą. Aš nebuvau poetas arba rašytoja. Aš noriu ką pasakyti, ką aš, būdamas miestietis, suprantu. Turi būti įdomu, turi būti geras produktas. Geriausiai Šerelytės kūrybą apibūdina vienas komentaras. 2 žvaigždutės iš 5, puiki knyga, bet labai nuobodi. Kažkokia moteris parašė. Tai Šerelytė, aišku, jinai turi savo publiką. Yra garantuotai visiškai atsidavusių skaitytojų, moterų. Gal koks ir feministas vienas kitas, bet čia aš vyrais nelaikau. Nes tai yra grafomanija. Aš sakau, nepyk. Jeigu šitą klausai, kodėl aš gerimą paminėjau, aš kadaise savo pasakiau, aš esu alkoholikas. Ir ačiū Dievui, mane jis pagydė. Nes tu turi savo pripažinti, aš esu grafomanė. Ir viskas susidės į vietas. Nes svarbiausia, ką mes šiam gyvenime galim sukurti, tai vaiką. Čia yra pats didžiausias pasiekimas. Ir reikia pamiršti tas iliuzijas.
kokia čia aš žymi, ar tenais kokios mano kūrybinės pretenzijos, viskas čia yra kakis. Tai kaip tavo amžinatilsi tėvas. Jisai turbūt irgi kažko norėjo, kažką išgerinėjo, pimpalas nestovėjo, ta prasme, nepyk, bet reikia pasakyti tiesą ir tada galima gydyti. Visi šitie apdovanojimai, viskas čia, gali tau scenos kryžių kabinti, dar kokį bybį, viskas čia yra nesąmonė. Ir šitą pati Šerelytė tikrai žino. Nes toks vat komentaras ar kiti irgi ten, kodėl aš taip sakau? Aš savo laiku prieš 20 metų, man dabar kem 3, aš laimėjau publikos simpatijų prizą. Tai yra be jokios abejonės didžiausias pasiekimas kiekvienam autoriui. Vaikučiai eina, paskui pratęsiu. Vaikučių prigužėjo, kas yra labai gerai, užleisiu jiems savo vietą. Kuo aš baigiau? Gali kabinti bet kokį, kaip sakiau, nesakysiu dabar. Publikos simpatijų prizas, tai yra tikras dalykas. Ir iš mane šitos niekas netims, nors aš diplomą neturiu, jokio prizo, nieko, aš netgi ten anksčiau nusiėmiau. Nes galvojau, kad ten kakį pasakiau. Nu, negalvojau tai, bet tiesiog visą tai mano šitas ilgas lauktas išėjimas į sceną. Pirmas, nu, ne paskutinis, paskui bandžiau, bet jau viskas šūdas buvo, tai šito niekas iš manęs netims. Todėl aš turiu minimalę teisę sakyti, kaip kas yra. Ir mane buvo sužavėjęs ir iki šiol žavi Romualdas Lavrinovičius. Jis Lenkas, bet aišku, atitinkamai, kai jo poezija buvo verčiama, pusiau verčiama, tai, nu, viena žodžiai, bet šiaip įdomus žmogus, ne tik jo poezija. Tai tas miesto gyvenimas, tas skelbė Vilnių karščiausių pasaulio taškų, tai yra užburiantis dalykas. Nes kaime tai yra ramybė. Aš dabar esu žmonos gimtinė Kretingoje. Tai yra super ramybė. Ir tai yra gerai. Tai yra kaifas. Va, tik traukinys, va, pasigirsta. Tai yra malonumas. Bet jeigu tu tam drambeiso ritme hardkoriškam nesigyvenęs, to viso kiekvieną dieną neuos tas asfalto, tai jau ne tas. Nes tu supranti, tu nori išeiti, rasti ramybę. Kūryboje, būtent taip. O kaime gali ir šiaip nusiraminti. Ir aš net nieko nesakau. Ir tų kaimo poetų visokių, visko buvo gerų, bet dažnai ne. Ir yra toks pasakymas, jeigu gali nerašyti, nerašyk. Ir čia yra labai teisingas pasakymas. Labai geras Joryklos parkas čia. Aš esu daug vertęs. Aš esu vertęs visur, išskyrus tualetę. Taigi, aš žiūrėjau literatūros pamoka. Lithuanian Writers Union, net lietuviškai nemoka savo kanalo pasivadinti. Tai aš jums pasakysiu, čia yra absurdas. O, ten yra tokia literatūra pramoginė, ten katarsis, man atrodo, katarsis reikia sakyti, bet vadovą. Nesvarbu, atsiprašau už anglicizmą, nekenčiu anglicizmo. Aš vokiečių kalbos vertėjas, šiaip nekenčiu anglų kalbos. Taigi, realybėj, be abejonės, pats pagrindinis literatūros dalykas, užduotis pagrindinė, yra, kad būtų įdomu. Turi būti taip įdomu, kad iš karto sukausytų. Aš sakau, aš paėmiau 5 knygas bibliotekoje Kretingos. Ir aš, nuo ankstyvos kūrybos, nuo žuvies darymo, aš stengiausi. Aš visą laiką ieškau ko nors gero. Okei, tenais kiaulė papjovė, viską, žinai, žiūri, tenais viską stebi, ten atsigėrė, ten kraujo, tenais vodkės. Ten kažkoks yra keistuolis, apie jį nieko irgi nerašo, gal mergaitė įsimylėjusi. Paskui ant paties galo tik tai, jis pasikorė. Kur kulminacija? Kur veiksmas?
viskas yra nekaltos mergaitės aprašymai iš išorės. Ir aš sakau, Šerelytė tegul nesupyksta, bet jinai yra mergaitė, buvo ir yra ir bus, ir čia nieko blogo. Bet tai yra mergaitė grafomanė. Aišku, jinai rašo gerai, jinai rašo profesionaliai, ta prasme aš nematau jokių klaidų ir tų žodžių prikrauta, bet tas ir yra. Krauna ir krauna. Ir prikrauta atrodo greičiau. Ir taip visi žmonės sako, nu, kur čia kas? Aš jums sakau, čia ir yra tragedija. Todėl aš sau leidžiu per metus parašyti vieną mažą gabaliuką, iš maksimum kokių 5-6 sakinių, aš nežinau, ta prasme, gal ir vieną sakinį, per metus vieną kartą. Negalima taip žmonėms šitą kakį grausti. Ir kiti žmonės neturi nei sąžinės. Ir aišku, tau mokės, vien bibliotekos išperka, tenais kažkas yra gerbėjų, gal tokių, gal irgi to panašaus stiliaus. Kiekvienas turi savo publiką ir aš savaime, aišku, aš kaip komercinis vertėjas, aš šitą suprantu. Svarbiausia babkės. Ir čia, jeigu yra tam tikra publika, kažkiek klientų turi, kaip sakant, užeina į tavo kavinę ir tavo produktas nėra visiškas nesąmonė, tai viskas gerai. Bet koks nors šizikas tau gali ten iš karto nunešti. Ten kažkas ten su keiksmažodžiais knygą parašo, dar kokį bibį ir iš karto sutriuškina tave. Taigi, įdomumas. Kodėl neįdomu? Todėl, kad nežinai, ką pasakyti. Čia yra esmė. Gamtos aprašymus gali rašyti daug kas. Nepykit, bet taip. Ir aš sakau, viena iš tokių svetimų gėdų, tai aš dalyvau praeitais metais nacionaliniam diktante, kur kažkokia kabutės rašytoja apie drakonus parašė. Nu, man iki šiol priepoliai dėl to, kokį jinai šūdą parašė. Viskas sugraudo vien tik tai, kad būtų sudėtinga parašyti. Mano ranka dar atpratusi rašyti. Vienu žodžiu, ten buvo vienas tokių sunkiausių šūdų. Nesmė, tai čia ir yra, kad tu, gamtos aprašymus aprašinėjai, tai ten irgi. Kiekvienas, aš sakau, aš paėmiau novelės, romano neėmiau, nes galvočiau iš viso, žinai, be šansų sunku perskaityti novelę, 4 mažų puslapiukų. Atrodo, nu, ką tu nori pasakyti, kur čia kas bus ir ką jūs galvojate? Nieko, aš pasakysiu miestietiškai hui. Aš jums sakau, taip negalima. Šiais laikais tai yra neįdomu. Yra Lietuvos rašytojų sąjungai, tai nevaidės jauniena. Pasakysiu, jūsų savo feminizmu, vien moteris, aš net nematau vyro. Aišku, jeigu ten vyras, tai irgi moteris, tai čia neskaito. Tai yra neįdomu, nuobodu, tai yra juokinga. Absoliučiai. Savaime aišku, jūs esat kaip visada tiesiog valdžios organas. Reikia ten kovido, reikia skiepų, reikia karo. Valdžios organas, ir tada pradės visi rašyti. Ne vienas rašytojas neparašė apie kovidą, nes taip reikia. Taigi, kodėl taip neįdomu? Todėl, kad tu nežinai, ką pasakyti. Todėl, kad aš užjaučiu ten amžinatilsį savo tėvą girtą, matė ten motiną, kaip tik negirtą ir todėl buvo blogai. Vis blogai, kaip sakant. Išsiskyrė, paskui, sakau, kažkokie įvaizdžiai, kažkokia prostitutė, vėl kažkoks pijokėlis kaimo. Niekam tas neįdomu. Aš jums sakau, būkit geras, nerašykit, niekam neįdomu. Išgalvotas istorijos paauglių, ten sala kažkokia, aš aišku net neskaičiau, čia iš viso jo tragedija. Nereikia, nerašykit nei paaugliam, nei vaikam, čia yra kakis. Aš sakau, todėl aš nekenčiu knygų. Aš vaikystėje jau pamačiau, kad čia yra kakis viskas. Kad aš galiu ramybę rasti techniniam tekste. Dabar Biblijoje. Čia yra tikras dalykas. Rašytas turi būti pranašas. Čia atsiminkit esminį dalyką. Tai yra žmogus, kuris aš turiu ką pasakyti ir aš pasakysiu, kas yra už matricos. Aš pasakysiu, kas yra simuliacija. Mums reikia to, kad iš karto pagriebtum.
kad nebūtų. Ir kiekvienas gali. Vieną gabaliuką kiekvienas gali gyvenime. Ir todėl mano gilių įsitikinimu šiais laikais rašytojas turi ateiti iš kitos sferos. Jis neturi būti, kaip jinai 25 ir kiek ten metų, iškart parašė pirmą knygutę, iš karto kitais metais rašytojų sąjungos narė. Senių Pirdūno sąjungos narė. Atsiprašau, tu pagyvenk savo jaunystę. Pajus tą scenos. Kai aš sakau, iš manęs to nieks netims. Aš laimėjau. Ir čia yra man visam gyvenimui. Ir aš ramus. Aš pagydžiau save, nes man mokykloje neišėdavo rašinėlį. Aš prisidariau daug priepuolių. Bet aš savo pasakiau. Aš vieną kartą nuėjau, paklausiau to rudens, filologijos rudens. Ir aš savo pasakiau, aš grįšiu ir aš parodysiu klasę. Ir aš po poros metų parodžiau. Taigi, mano patarimas, ir aš sakau, žmonės turi ateiti iš kitų sferų. Aš sakau, kai gali būti kad ir tas, aišku, neskaitysiu, aš ten Pauliukevičius, jis vadina rašytoju, rašo apie pseudosportą, apie kultūrizmą, bet aš kadaise skaičiau Įveik save, Vlasovo, kažkokio sunkumų kilnoto, ne kažkokio legendinio, bet aš pats ne toj sferai. Bet tai jau yra įdomu, nes matosi, jis pats parašė, nebuvo kažkoks su vaiduokliniu rašytoju, kad kažkas už jį parašė, kaip šiais laikais sportininkam parašo. Tai yra įdomu, kad žmogus kažką tikrai papasakotų iš savo sferos. Gal todėl aš ir darau video šitos, kad aš apie profesionalų vertimą irgi šiek tiek papasakojau, minimaliai. Ir daugiau gal papasakosiu. Bet tiesiog, nesinori, kai tu esi toj sferai, tai tu nenori kalbėti, nes tai yra per daug intimu. Gali šiek tiek išsilieti ir viskas. Šitą irgi, aš sakau, aš prieš porą dienų baigiau sunkų darbą ir aš laukiu kito, aš noriu kito. Prieš tai aš visą mėnesį laukiau. Be darbo, be cento. Aišku, aš dabar turėsiu ilgai laukti, kol gausiu tą centą. Bet mano patarimas yra taip, moterims, kurios galvoja, kurios turi iliuzijų, kad yra kažkokios rašytojos, poetės. Ir vyram tas pats. Čia jokios, aš tą sakau, jūs matėt video pradžioje. Aš nesu moterų nekentėjęs. O tie, kurie sako, kad yra teisų gynėjai, visi yra prievartautojai moterų. 100%. Aš duodu jums patarimą, vyram ir moterim. Jeigu galite nerašyti, nerašykite. Nes tai yra neįdomu. Niekam neįdomu. Jūs turit žinoti, jūs turit konkrečiai pasakyti žinutę. Tam, kad paskui nebūtų, čia va taip, čia va toks gražus aprašymas. Anoks, turi būti aiški žinutė. Pranašas. Turi būti pranašas. Todėl aš sakau, ką aš norėjau pasakyti. Didžiausias kūrinys, kurį, aišku, čia reikia turėti dovaną, Dievo dovaną, kurį tu gali sukurti, tai yra turėti ir gerai išauklėti savo vaiką. Mano sūnui 5,5 ir jis jau dabar savaime, aišku, labai gerai prieštarauja, labai gerai bet aš jį myliu. Ir aš tik dabar dar labiau galiu suprasti, kas yra Dievas. Visi čia mėgsta, jinai šerelytė irgi. Dievas, Dievas, Dievas. Žodį šitą netar Dievo vardo be reikalo. Negalima taip. Didžiausias kūrinys yra mūsų vaikai. Mūsų vaikai yra mūsų gėlės. Šitą reikia branginti. Pamiršti visas iliuzijas. Čia yra šūdas, viskas yra kakis. Svarbiausia yra Dievas ir vaikai.